Labadiena, mėly Puko radijo klausytojai, labadiena, Eglutė. Labai svarbi, labai aktuali tema. Ir kaip visada, visas gyvenimas, visos gyvenimo problemos ir viskas, kas gyvenime vyksta, surišta su mūsų vidumi. Jeigu mes žiūrim tik į išorę, tai ką mes darom su pinigais? Mes tada norim pinigų, mes jų siekiam, mes stengiamės. Kaip jūs jaučiatės, brangiai, kai stengiatės gauti pinigų, kai stengiatės pasirūpinti pinigais, kai jūs galvojate apie juos pergyvenat, kur investuot, kur kad nesudegtų, kad nenuvertėtų ir taip toliau. Visa tai yra mūsų vidinis nerimas, visa tai yra pastangos, rūpeščiai ir tai kaupėsi mumise, kaupėsi. Ir kokios mintys sukasi tada galvoje? Tada viskas įtempta viduje. Ir kaip reaguoja mūsų organizmas. Tada įtemptas žmogus, jisai kuria visai kitaip santykius, jisai jaučiasi kitaip, jo sveikata kitokia. Tai pinigai, kada jie sukelia rūpestį, jie negali atnešti laimės, jie atvirkščiai, jie tolina mus nuo laimės. Nes realiai pagalvokim, kas iš tikrųjų yra laimė. Laimė tai yra būsena, kada nėra įtampos, kada yra paprasta, lengva, gera. Aš tai vadinu trim žodžiais - pusiausvyra, ramybė ir pilnatvė. Tai reiškia, kada netrūksta, kada nėra trūkumų. Tai religinė mistika tai vadina Dievu. Tai nes Dievas tai yra ne kažkoks dėdė danguje, tai yra jūsų širdyje, kas yra dabar. Galit vadinti tai rojumi, galit vadinti kaip norit. Tai pinigai, jie visada tarnaus laimiai, jeigu jūs neįsitempsi dėl jų, jeigu jie padės jums palaikyti vidinę ramybę, pilnatvę, vidinę darną, harmoniją, tada taip, jie prisidės prie laimės. Jų buvimas bus užtikrintas visada, nes ramybė traukia ramybę, o pinigai yra visuomenėje atlieka energinės tėkmės funkciją. Tai reiškia kaip kraujas, kuris neša resursus. Ir kiekviena ląstelė gauna kraujo iš organizmo ir visų resursų per jį tada, kada reikia, tiek, kiek reikia, taip, kaip reikia. Jeigu mes stengiamės, taip, pinigai tai yra energija. Tai yra paprasčiausia, kaip ir viskas yra energija. Paimkite bet ką, aukštoje temperatūroje sudeginkit, gausit tik tai energiją, šviesą ir šilumą. Taigi ir pinigai lygiai taip pat yra energinis elementas. Ir jeigu mes priimam šitą energiją ir verčiam ją ramybę, pusiausvyrą ir pilnatvę, tada mumise atsiveria gerumas, tada gyvenimas tampa laimė. Bet jeigu mes užsikabinam už pinigų, viskas. O čia yra esminis gyvenimo klausimas. Iš tikrųjų, tai mums reikia sutelkti savo dėmesį į tai, kas yra ramu, gera, pilnatvė, visuome kame, išmokti matyti tai. Bet mes negalim sutelkti į tai dėmesio už tai, kad mūsų įpročiai nuo mažens nukreipti į pasirūpinimą. Nuo mažens mums sakė, tu turi šitaip daryti ir taip ir ne kitaip, ir šito stengtis ir tai turėti. Ir mes įpratinti taip, mes taip ir gyvenam ir nesuprantam, kad mes kaupiam rūpesčius. Reiškia, reikia keisti vidinių nuostatų rinkinį. Kitaip sakant, reikia keisti savęs ir visumos suvokimo pagrindus. Šitą dalyką aš padedu žmonėms padaryti, kadangi pats pamačiau, kiek kainuoja rūpintis gyvenime, kai pats visiškai praradau viltį ir norą gyventi ir už tai, kad pasidarė bloga, aš nejaučiu vaikystės džiaugsmo, nejaučiu gerumo to gyvenimo. Ir va tada tik tai, kai aš nuoširdžiai visiškai uždaviau klausimą, kame reikalas, gyvenimas tikrai atsako. Aš išlipau iš to ir dabar padedu žmonėms išlipti. Aš ir konsultuoju, ir knyga yra apie šitą dalyką, ir seminarus, ir mokymus vedu. Tai aš visada žmogui sakau, pradėk nuo 3 žodžių - laimingo gyvenimo raktas. Ir tame yra visa esmė. Tai pasidomėkit, brangiai, yra ir knygos knygynuose, yra internete viskas apie tai. Tiesiog ženkit žingsnį, pasidomėkit ir tada pamatysit, kad pinigai gali atsiverti jums pilnatvę arba pinigai gali žlugdyti. Paimkit paprastą pavyzdį. Teleloto milijonierių, išlošusių milijonierių likimai.
Tai yra labai įdomi statistika, jūs pamatysit, kad tai yra totalus likimų žlugimas. Vien dėl to, kad žmonės visiškai nemoka elgtis su pinigais. Kai pinigai, kaip kraujas, ir jeigu jūs pasakysi, jis tik man, tai sulaikykit kraują vienoje vietoje organizme, jis iš karto užkrešės ir organizmas mirs. Lygiai tas pats visuomenė energetikoje visoji tas pats lygiai. Todėl nelaikykit to. Pinigus reikia leisti, bet leisti su džiaugsmu. Ir kai jūs leidžiat su džiaugsmu, jie ateina į jūs su džiaugsmu. Šitų dėsnių mes nepažįstam, niekada neišbandėm, nes mums niekas nepaaiškino to. Tai, mėlyjeji, sužinokit, suvokit tai, eidami per savo gyvenimo situacijas, išbandykit ir kai pamatysit, kad tai veikia, pradėkit daryti tai sistemingai. Na, aišku, reikia valytis tai, kas trukdo šitam dalykui. Tai jau išsivalymas, tai yra atitinkami mokymai, praktikos ir taip toliau. Tai va tiek. Ačiū Jums. Nu kągi, brangieji, tai iš tikrųjų labai labai svarbi tema. Vat, padiskutavom Pūko radio laidos, viskas bus gerai eteryje. Ir tikrai žmonės stringa ant to, kapitaliai stringa. Tai žinot, gyvenimo ryto svetainėje, elektroninėje parduotuvėje yra seminaras, kaip leisti pinigus, kad jų daugėtų. Tai yra paradoksali tema, atrodo, bet tai tikroji tiesa. Jeigu jūs su džiaugsmu leisit pinigus, jų daugės pas jūs. Nes pinigai visą laiką eina, jie skirti iš principų tam, kad jie duotų galimybės, tai reiškia gerumą žmogui. Ir jeigu žmogus įsikimba į juos, tai jie tiesiog atimami. O kada tu atsipalaiduoji ir leidi juos, jie teka per tave ir vis didesniu ir didesniu srautu. Nes visos energijos ten teka, kur lengviausiai pratekėti. Jeigu per jūs tekės lengvai, per jūs eis labai dideli pinigų srautai ir jums užteks sočiai. Jeigu jūs pinigus naudosit tam, kad būtų gera jums ir būtų gera per jūs kitiems. Štai pati esmė. Pasidomėkit tuo, pasigilinkit, va tą seminarą išklausius, ten bus labai pakankamai argumentų, įrodymų, faktų, patvirtinimų, kaip veikia pinigų dėsniai, kaip veikia bendrai energiniai visatos dėsniai. Pasidomėkit ir pasinaudokit tuo. Aš linkiu jums, kad būtų gerumas, kad būtų ramybė. Linkiu jums laimės. Ačiū jums, brangieji.